Broliai ir seserys, kuo šilčiausiai sveikiname Jūs pirmosios prezidentūros kalėdų minėjime. Esame dėkingi, kad galime susirinkti su Jumis apmąstyti gelbėtojo Jėzaus Kristaus gimimo, gyvenimo ir misijos. Prezidentas Russellas M. Nelsonas, kuris šį vakarą pirmininkauja, paprašė manęs vesti šį minėjimą. Siunčiame nuoširdžius linkėjimus ir meilę kiekvienam iš Jūsų ir meldžiamės, kad Jums tektų palaima patirti tikrąjį šio šventojo laikotarpio džiaugsmą. Dėkojame, kad šį vakarą čia dalyvauja pirmoji prezidentūra, 12 apaštalų kvorumo nariai ir kiti visuotiniai galiotiniai bei pareigūnai. Muziką šiame minėjime atliks Šventyklos aikštės tabernakulio choras ir orkestras, kuriems diriguos Mekas Vilbergas ir Ryanas Murphys, vargonuos Brianas Matijas. Šį susirinkimą choras pradės giesmė Sussex Carol. Tada įžanginę maldą sukalbės vyresnysis Aleksanderis Dušku iš 70. Mūsų Tėve, kuris esi danguje, mes Tave labai mylime, gerbėme ir šloviname Tavo vardą per amžius. Dangiškasis Tėve, esame nepaprastai dėkingi už Tavo sūnaus Jėzaus Kristaus dovaną, kurios stebuklingą gimimą mes ypatingai švenčiame šiuo kalėdų laikotarpiu. Tai darydami mes prisimename ir pagerbėme jo tobulą gyvenimą, jo neprilygstamus mokymus, jo beribę ir amžiną apmokančiąją auką,
ir jo šlovingą prisikėlimą. Tėve, palaimink mus, kad visada būtume jo tikrieji mokiniai. Dangiškasis Tėve, esame dėkingi, kad galime būti čia šiame pirmosios prezidentūros kalėdų minėjime. Esame dėkingi, kad su mumis yra prezidentas Russellas Nelsons ir jo kilnieji patarėjai. Visada laimink ir palaimink juos, jiems tęsiant šį didį darbą. Meldžiame už tuos, kurie mokys, liūdys, giedos ir gros. Padės mums šį vakarą džiaugtis tavo sūnaus Jėzaus Kristaus gimimu ir viskuo, ką jo gyvenimas reiškia pasauliui. Palaimink mus visus, kad mūsų širdys būtų atviros tavo dvasiai, kad ją jaustume, atpažintume ir pasiryžtume būti geresni ir ištikimesni tau ir tavo sūnui. Visada ir per amžius. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dabar choras pamalonins mus giesme Infant Holy, Infant Lowly. Po giesmės mums bus malonu išklausyti seserį Tamarą V. Rūniją, kuri tarnauja pirmąją patarėją visuotinėje merginų organizacijos prezidentūroje. Po jos kalbės vyresnysis S. Markas Palmeris iš 70 prezidentūros. Po vyresnio Palmerio pastabų choras sugiedos giesmę And the Glory of the Lord. Tada į mus kreipsis vyresnysis Kventinas L. Kukas iš 12 apaštalų kvorumo.
Kaip mums pasisekė girdėti šią nuostabią muziką. Ačiū chorui, orkestrui, dirigentui. Aš nematau jūsų dėl šios eglės, bet aš žinau, kad jūs esate ten. Viena mėgstamiausių mano kalėdinių giesmių yra Kūdikėlis šventas, kūdikėlis nuolankus. Man labai patinka šie žodžiai. Bandos miega piemenėliai, budi iki pat aušros. Jie pamatė ir išgirdo žinią Evangelijos. Tad pradžiukit, neliūdėkit, rytą balsas nuaidėjo. Kūdikėlis gimė jums. Kūdikėlis gimė jums. Kai buvau maža, tėvai mane vadino avytė teme. Todėl, kai raštuose kalbame apie ganytoją, jo avis ir avinėlius, visada jaučiau, kad tai kalbama man. Ypač artima man būdavo kalėdų istorija ir angelai, kurie naktį pasirodo piemenims, prižiūrintiems savo bandas ir avinėlius. Vaizduotėje matydavau save ten ir įsivaizduodavau, ką būčiau jautusi, artindamasi prie to ėdžiose gulinčio kūdikėlio. Man vis dar labai patinka šie vaizdai, kai kasmet apmastau jo gimimą. Kitas mėgstamas vaizdas yra iš vyresniojo Džono Lasseterio papasakotos istorijos. Prieš daugelį metų vyresnysis Lasseteris drauge su oficialia valdžios delegacija apsilankė vienoje Afrikos šalyje. Vieną dieną jiems keliaujant per dykumą juodų limuzinų karavanu įvyko toks nutikimas. Automobilį, kuriuo jis važiavo, išvažiavus ant kalvos, jis pastebėjo, kad priekinio kolonos mašina nuvažiavo nuo kelio. Jis pasakojo, sceną, kurią išvydome, prisimenu daugelį metų. Senas piemuo, ilgais laisvais gelbėtojų laikų drabužiais, stovėjo šalia limuzino ir kalbėjosi su vairuotoju. Šalia buvo nedidelė, kokių 15 avių banda. Pirmasis automobilis partrenkė ir sužalojo vieną iš avių, paaiškino vyresniojo Lasseterio vairuotojas, o kadangi tai buvo karaliaus transporto priemonė, piemuo turėjo teisę į 100 kartų didesnės vertės, nei kainuoja užaugęs avinėlis kompensaciją. Bet pagal tą patį įstatymą, tas avinėlis turėjo būti papjautas, o mėsa padalyta žmonėms. Tada vairuotojas pasakė, tik pažiūrėkit, senasis piemuo neims pinigų, jie niekada jų neima. Paklaustas, kodėl jis pridūrė, tai dėl meilės, kurią jis jaučia kiekvienai iš savo avių. Jie žiūrėjo, kaip senasis piemuo pasilenkė, pakėlė ant rankų sužalotą avinėlį ir įsidėjo į savo drabužių klostes. Jis glostė avinėlį, vis kartodamas tą patį žodį, o vyresniajam Lasseteriui užklausus, ką tas žodis reiškia, jam buvo atsakyta. Ak, jis kartoja avinėlio vardą, visos jo avys turi vardus, nes jis jų ganytojas, o geri ganytojai žino kiekvienos savo avies vardą. Izaijo knygoje mums pažadama, jis surankios avinėlius, juos neš prie krūtinės. Jei ką nors ir turėtume prisiminti ar pajusti šiuo kalėdų laikotarpiu, tai tik tai, kad mes esame jo. Atsimenate, kai Kristus Petrui pasakė, ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis. Šiandien Dovydo mieste jums gimė gelbėtojas, jis yra viešpats Kristus, nes mums gimė vaikelis, mums duotas sūnus. Jis gimė, kad pakylėtų kiekvieną iš mūsų asmeniškai, ir jeigu jis yra kieno nors, tai tikrai jūsų. Kūdikėlis Kristus gimė jums. Bet Izaijas taip pat perspėja, mes visi buvome paklydę kaip avis. Galbūt kiekvienas iš mūsų esame buvę ten, kur jautėmės kaip nuklydęs avinėlis ar net pražuvusi avis. Šį vakarą pareiškiu, kad visi esame sužeisti avinėliai, kuriems reikia gerojo ganytojo, kuris mus priglaustų savo meilės rankomis, nes būti mirtingiams reiškia, kad mumyse kažkas yra sulūžę, ką reikia taisyti. Ir nežinau, ar kada nors per savaitę stipriau jaučiu, kad man reikia išpirkėjo nei sekmadienį per sakramentą. Per šį dvasinio atsinaujinimo metą ateinu su sudužusia širdimi ir apmastau sakramento žodžius bei simbolius. Tačiau kartais būna tamsių akimirkų, kai galvodama apie praėjusią savaitę, pripažįstu, kad tai tos pačios nuodėmės, tos pačios silpnybės, apie kurias jau galvojau praėjusį sekmadienį. Ir jaučiuosi iš tikrųjų atgailaujantį sugniuždytą. Ar jums pažįstamos tokios akimirkos? Šiandien kviečiu jūs išmėginti kai ką naujo. Tomis visos savaitės švenčiausiomis
keliomis minutėmis. Jei jaučiate sugniuždyti, įsivaizduokite jį, kviečiantį jūs vardu ir eikite pas jį. Mintise pamatykite savo gelbėtoją šviesių veidų ir išskėstomis rankomis žvelgiantį į jūs ir sakantį: žinojau, kad taip jausiesi, štai kodėl atėjau į žemę ir visą tai kentėjau. Jo pagalba, jo malonė yra jums prieinama dabar, o ne kelio pabaigoje, kai pajusite, kad viskas puikiai pavyko. Nes kasgi taip jaučiasi? Niekas iš mano pažįstamų. Atsiminkite, kad į bažnyčią prie viešpaties vakarienės sakramento einame ne tik tam, kad būtume išgydyti, bet ir tam, kad pasijustume švarūs. Prieš daugelį metų, kai tarnavau pradinukų organizacijoje, papasakojau istoriją apie vieną ką tik pakrikštytą žmogų. Pabrėžiau, kad šis draugas tuo metu galbūt yra vienas tyriausių, švariausių bažnyčios narių. Tada pirmoje eilėje pakilo ranka ir vyresnysis berniukas pareiškė: aš galiu būti toks pat švarus kaip ir jis, nes esu pakrikštytas ir priimu sakramentą. Pasijutusi nepatogiai atsakiau: taip, būtent tai ir turėjau omenyje, ką jis pasakė. Draugai, ar tikrai prisimename ir priimame šią stulbinančią doktriną? Jei stengiamės laikyti sandorų su Dievu, nuolatos grįžtame, duodame ataskaitą ir atgailaujame, galime būti apvalyti kiekvieną dieną ir per sakramento apeigas galime jaustis tokie pat švarūs, kaip ir tą dieną, kai buvome pakrikštyti. Būtent taip šabas man tapo atilsio diena. Ne tik fizinių poilsių, bet ir atilsių nuo kaltės ir baimės. Nuo netinkamumo jausmų ir silpnumo. Bent jau vieną dieną. Vienas iš jausmingiausių pasakojimų visuose raštuose leidžia mums žvilgtelėti į tokį atilsį. Kaip aprašyta Mormono knygoje, lankydamas savo kitas avis Amerikos žemyne ir pajutęs jų poreikį jiems to net nepaprašius, prisikėlęs gelbėtojas kviečia visus fiziškai palūžusius, šlubuosius, akluosius, kurčiuosius ar kaip nors varginamus ateiti į priekį. Įsivaizduoju tuos besirinkiuojančius žmonės, kurių fizinio išgydymo poreikis buvo akivaizdus, bet taip pat mintise matau toje eilėje žmonės panašius į save ir kitus, kurias myliu, varginamus to, ko žmogaus akis galbūt nemato. Jis pakvietė ateiti kaip nors varginamus ir išgydė kiekvieną jų. Atkreipkite dėmesį, kad šiuo atveju nesakome, jog jie visi pasveiko. Man patinka ši mintis, kad yra skirtumas tarp išgydymo ir pasveikimo, kurio ir trokštame. Pasveikimas paprastai reiškia, kad grįžome į ankstesnę geros savijautos būseną, tačiau išgydymas kitoks. Išgydymas užtraukia tą seną žaizdą ir pakeičia mus iš kitos pusės. Net pasaulio gelbėtojas, prisikėlusi esybė, išsaugojo žaizdas rankose, kojose ir šone, kaip įrodymą, kad niekada mūsų nepamirš ir kad jo žaizdomis esame išgydyti. Ir galbūt tą dieną, kai juos išgydė, gelbėtojas taip pat juos ir sustiprino, kiekvieną meiliai apkabindamas. Šį vakarą galbūt jaučiate sugniuždyti ir nesate tikri, ar būsite jo išgydyti, bet ar tikrai? Kiekvieną sekmadienį per sakramentą jis pakelia jūs nuo dulkėto kelio, paguldo į savo drabužio klostę ir priglaudžia tvirtomis rankomis. Ta šventą kalėdų naktį angelas paskelbė gerą žinią, didžiai džiaugsmingą gerąją naujieną. Tas, kuris buvo didžiausias, tapo mažiausiu, dangiškasis ganytojas tapo avinėliu. Karalių karalius guli paprastose ėdžiose, visiems mūsų išmėginimams gimęs, kad taptų mūsų draugu. Tikiu, kad angelas iš tiesų sakė: ką tik gimė jūsų draugas, pats geriausias draugas ir gelbėtojas. Ir jei žinotumėt, kaip rūpestingai jis jūs prižiūrėjo ir kaip dažnai jūs į jį žvelgėte, kaip anksčiau gyvenote su juo, jei suprastumėte, ką jis ketina dėl jūsų paaukoti ir kiek daug visada bus po to pasirengęs padaryti, kad padėtų jums grįžti namo, jūs skubėtumėt prie tų ėdžių jo pasitikti. Liudiju, kad kūdikis ėdžiose, kurį garbiname ir kurį galbūt net drįstame įsivaizduoti laikantis rankose, atėjo būtent to padaryti dėl mūsų. Taip, kūdikėlis Kristus gimė jums. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Šį vakar su džiaugsmu ir susižavėjimu kalbu apie šventą Kalėdų reikšmę. Nė vienas pasaulio istorijos įvykis neturėjo didesnės įtakos nei Jėzaus iš Nazareto gimimas bei misija daugiau nei prieš 2000 metų. Visame šio laikiname pasaulyje laikas skaičiuojamas nuo šio stebuklingo įvykio. Mūsų viešpatės gimimas visame pasaulyje švenčiamas įvairiais būdais, tačiau viena Kalėdų tradicija yra universali. Ši tradicija tikriausiai prasidėjo nuo Evangelijos pagal Matą pasakojimą apie išminčius iš rytų atėjusius pašlovinti Jėzaus. Jie atnešė brangių dovanų. Šiandien dovanojimo tradicija yra plačiai paplitusi Kalėdų šventimo dalis. Pirmieji mano prisiminimai apie kalėdinę dovaną buvo nuostabus žaislinis šautuvas, šaudęs kamščių nuo virvelės ir mechaninė prisukama antis. 4 metų vaikui tai buvo tikra palaima. Antis krypuodavo ant grindų ratais ir tikrai neturėjo šansų pasprukti, kai aš su jauduliu nusitaikydavau savo virveliniu pistoletu iš 15 cm atstumo. Tačiau tas žaislas netrukus sulūžo. O kai būna su visais materialiais dalykais, laimė, kurią ji teikė, buvo laikina ir greitai pamiršta. Šį vakarą siūlau 3 dovanas, kurias kiekvienas mūsų gali dovanoti tiek šiuo kalėdų laikotarpiu, tiek visą savo gyvenimą, ir kurios atneš ne laikiną laimę, bet tikrą ir ilgalaikį džiaugsmą. Pirmoji yra liudijimo dovana. Tai yra tokia asmeniška dovana, kad laisvai ir be klastos dovanojimą jie atskleidžia giliausius mūsų sielos troškimus. Brangesnis už auksą, smilkalus ar mirą yra nuoširdus Jėzaus Kristaus mūsų asmeninio gelbėtojo ir išpirkėjo liudijimas, kuris yra viso to, ką švenčiame per Kalėdas šerdis. Kai mūsų 6 vaikai buvo maži, vieną vakarą drauge su Džeke nusprendėme, kad vietoj pamokos per šeimos namų vakarą paprasčiausiai vieni su kitais pasidalysime liudijimais. Po to, kai pasidalėjau savo liudijimu, mūsų miela dukra Čelsė, tuo metu turbūt 16-metė, išplėtusi akis pasakė: "Tėte, aš niekada anksčiau negirdėjau tavo liudijimo." Šiek tiek sutrikęs stebėjausi jos pasakymu. Tuo metu buvau Kuolo prezidentas ir žinojau, kad Čelsė daug kartų girdėjo mane liudijant bažnyčioje bei namuose. Bet tą akimirką mano liudijimą jį išgirdo ir pajuto taip, lyg tai būtų pirmas kartas. Ji davė man nepamirštamą pamoką. Liudijimo dovana yra brangi ir tikrai verta ją dažnai dalytis. Antroji yra atleidimo dovana. Be abejonės, mus visus kažkada sužeidė nemalonūs kitų žodžiai ar veiksmai. Ir sąžiningai pripažinkime, mes taip pat esame nuskriaudę kitus. Jėzus Kristus moko: "Aš viešpas atleisiu tam, kuriam atleisiu, bet iš jūsų reikalaujama atleisti visiems žmonėms." Po to jis tęsė, sakydamas, kad kai mes neatleidžiame kitiems jų nuodėmių prieš mus, ant mūsų krenta didesnė nuodėmė. Kai laisvai ir nuoširdžiai atleidžiame kitiems, tampame laisvi nuo kartėlio, teisimo ir keršto nuodų. Pietų Afrikoje turiu brangų draugą Sadilą Makasį. Jam leidus pasidalinsiu su jumis labai asmenišką atleidimo istoriją. Kai Sandilui buvo mažiau nei 2 metai, viešpataujant apartheido režimui, jo tėtis, kuriam buvo tik 28 metai, buvo policijos nukankintas ir nužudytas. Vėliau Sandilas sužinojo šokiruojančias tėvo nužudymo vaizdinės detalės. Cituoju jo paties žodžius. Pirmaisiais vaikystės metais jaučiau kartėlį ir neapykantą dėl to, ką jie padarė mano tėvui. Kaip jie galėjo jį iš mūsų atimti? Iš manęs buvo atimtas tėvas ir mokytojas, o iš mano motinos mylintis ir rūpestingas porininkas.
Kai sužinojau, kaip žiauriai jie jį kankino, tai kurstė mano širdyje ir protė didžiulį pyktį, neapykantą ir priešiškumą policijos pareigūnams ir baltiesiems žmonėms. Visą tai jaučiau tol, kol atradau sugrąžintąją Jėzaus Kristaus Evangeliją. Evangelija padėjo man suprasti, kad turiu atleisti tiems policijos pareigūnams už jų nusikaltimus ir kad nuo to priklauso mano džiugesys ir dvasinė pažanga. Tai buvo lengviau pasakyti nei padaryti, bet aš atkakliai meldžiausi ir laikui bėgant Viešpats padėjo man atleisti mano priešams. Vietoj skausmo jaučiau paguodą, vietoj priešiškumo ir neapykantos jaučiau meilę, o vietoj tamsos širdie ir protė įgijau šviesą ir ramybę. Ačiū, Sandilai, už tavo atleidimo dovanos pavyzdį. Trečia, tai Kristaus meilės dovana. Iš visų dvasinių dovanų nėra didesnės už tikrąją meilę. Jėzus atvirai rodė savo meilę aplinkiniams ir mokė mus mylėti vieniems kitus. Jei žodžiais ir darbais seksime šiuo gelbėtojo pavyzdžiu rodyti meilę vieni kitiems, kiti galės patirti Dievo meilę per mus. Prieš keletą metų sutikau Vašingtone gyvenantį 23 metų jaunuolį, kuris buvo puikus to pavyzdys. Misionieriai mokė jį 3 mėnesius. Jis patyrė nuostabų savęs ir gyvenimo būdo pasikeitimą. Vieną vakarą jis kalbėjosi su misionieriais telefonu. Ir baigiant pokalbį, jie pasakė: "Mylime tave, Maiklai." Jis padėjo telefono ragelį ir pagalvojo: "Oho, prie tokių dalykų nesu pripratęs. Šito nesakau net kitiems." Jis nusprendė išdrįsti pasakyti savo motinai, kad ją myli. Ji gyveno kelių valandų atstumų kitoje valstijos dalyje. Jam paskambinus ir pasakius: "Myliu tave, mama", ji iš karto paklausė: "Kas tau nutiko? Ar buvai pas gydytoją ir sužinojai blogų naujienų? Ar vėl grįši į kalėjimą?" Tačiau jis papasakojo jai apie tai, kaip atrodo Evangelija ir kaip ji pakeitė jį, kaip jis metė rūkyti bei vartoti narkotikus ir planavo pasikrikštyti. Manau, kad tai puikus pavyzdys to, kas nutinka, kai žmonės pajaučia Dievo meilę per kitus. Tai suminkština širdį ir sukelia norą šią meilės dovaną dalyti su kitais. Šį vakarą pradėjome kalbėdami apie brangias dovanas, paminėdami auksą, smilkalus ir mirą. Patikrinau, šias dovanas netgi galime įsigyti Amazon parduotuvėje. Tačiau tokių dovanų, apie kurias kalbėjome, niekada nerasite jokioje parduotuvėje. Tai dovanos neturinčios kainos. Jos atneša ilgalaikį ir tikrą džiaugsmą tiek gavėjui, tiek davėjui. Taigi, švenčiant šias kalėdas, kviečiu jūs pirmiausia, pasidalyti liudijimus šeima ir tais, kuriuos mylite. Dalydamiesi šią brangę dovaną sustiprinsite savo liudijimą. Antra, atleiskite tiems, kurie jūsų manymu jūs nuskriaudė ar įskaudino. Padovanodami šią dovaną, jūs taip pat pajusite ramybę ir išgijimą. Ir trečia, padėkite kitiems per jūs pajusti Dievo meilę. Jei tinka, pasakykite jiems, kad juos mylite. Jei kitus matysime taip, kaip juos mato Dievas, augs jūsų meilė jiems ir savo gyvenime taip pat patirsite Dievo meilę. Linkiu kiekvienam iš jūsų Kalėdų laikotarpio kupino didelio džiaugsmo. Liudiju apie Jėzų iš Nazareto. Jis gyvas ir yra mūsų gelbėtojas, užtarėjas ir draugas. Garbinu jį, myliu jį. Dėl jo dovanos kiekvienam iš mūsų, nupirktos už nesuvokiamą kainą, mes galime gauti didžiausią iš visų dovanų
netgi amžinai gyvenimą mūsų mylinčio dangiškojo tėvo akivaizdoje. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Mums įžengus į šį kalėdinį laikotarpį, mano mintis krypsta į tuos, kurie galbūt yra toli nuo namų, tarp jų ir į gausybę šiuo metu tarnaujančių misionierių. Savo pirmas kalėdas toli nuo namų sutikau būdamas misionieriumi Anglijoje 1960 m. gruodį, tarnavau Svindone. Misionieriškam darbui Svindoną buvome atidarę vos prieš 90 dienų. Sekmadieniniams susirinkimams nuomojomės kambarį. Buvome palaiminti keliais atsivertusiaisiais skyriaus užuomazgą. Kūčių vakarą mudu su porininku Noeliu Luku nusprendėme rajone, kuriame tarnavome, pasveikinti žmonės jų namuose, perduoti trumpą kalėdinę žinią ir palaiminti. Tai buvo nuostabus vakaras. Debesų pilname danguje ryškiai švietė mėnulis ir kėlė palaimingą nuotaiką. Staiga suvokėme, kad aplink visi per televizorių žiūri programą su mylimu komiku ir dainininku Hariu Sekomu. Jis dainavo nuostabiai gražią dainą "Palaimink šiuos namus". Jausmingai liejosi tokie šventi žodžiai, cituoju: "Palaimink čia gyvenančius žmonės, padėk jiems išlikti švariems ir laisviems nuo nuodėmių. Palaimink mus visus, kad galėtume būti verti, o Viešpatie gyventi su tavimi." Jo dainavimas išspaudė ašaras mūsų akise. Ši beveik iš kiekvienų namų skambėjusi daina kilo aukštyn ir nuo debesų aidų grįždavo atgal.
Mane su vyresniuoju Luku apėmė nepaprastas jausmas, kad esame tikri mūsų viešpatis ir gelbėtų Jėzus Kristus pasiuntiniai, bandantis tarnauti dangiškojo tėvo vaikams ir juos laiminti. Būdamas misionieriumi supratau, kad gyvendami šioje žemėje visi esame toli nuo namų, nuo dangiškų namų. Tų namų jaukumą galime pajusti, tarnaudami mūsų gelbėtojui. Pastaraisiais metais bažnyčia skatina mus ypač šiuo kalėdiniu laikotarpiu pabrėžti šviesą, kurią visam pasauliui teikia gelbėtojas. Bažnyčia turi puikią apšviesk pasaulį iniciatyvą, padedančią visų mintis nukreipti į gelbėtoją. Ja lydi pastangos aukoti stokojantiems ir tarnauti kaip Kristus. Praeitais metais iniciatyvą apšvies pasaulį bažnyčia pradėjo panaudodama didžiulius skaitmeninius ekranus, supančius Timeso aikštę Niujorko mieste. Mudu su mere buvome ten, kai jaudintis gelbėtojo gimimo atvaizdavimas buvo rodomas tuose milžiniškuose skaitmeniniuose reklaminiuose ekranuose. Tai buvo gili dvasinė patirtis. Šiais metais tas Timeso aikštės reginys buvo pakartotas daugelyje miestų visame pasaulyje. Viešėdamas Niujorke per tą apšvies pasaulio renginį atkreipiau dėmesį, kad prekybos centrų vitrinos gausiai išpuoštos įvairiomis dekoracijomis. Prisimenu sekmadieninį New York Times numerį, kuriame per visą puslapį buvo išspausintas straipsnis šventinės vitrinos grįžo, pirkėjai taip pat. Straipsnėje pasakojama apie tradiciją New Yorko 5 Avenue esančių prekybos centrų vitrinas išpuošti prabangiomis dekoracijomis. Kiek man pavyko išsiaiškinti šio straipsnio ir paskutinės viešnagės, nė vienoje iš tų vitrinų nebuvo vaizduojamos kalėdinės scenos ar kūdikėlis Kristus. Skaitydamas straipsnį prisiminiau, kaip mano jaunystėje su Laiksyčio prekybos centrų kalėdinėse vitrinuose būdavo vaizduojamas kūdikėlis Kristus. Taip pat prisiminiau tuo meto pasakojimą apie vieną JAV centrinėje dalyje esantį prekybos centrą, kuris norėjo pabrėžti kalėdų temą, kad sukurtų kalėdinę atmosferą ir pritrauktų pirkėjų. Jie pakabino didelį plakatą su užrašu, jei Kristus ateitų šį vakarą, pas ką jis ateitų? Po šiuo užrašu prekybos centro vitrinoje buvo kelios dekoracijos. Jei teisingai prisimenu, dekoracijos buvo tokios. Viena vaizdavo senyvą moterį lovoje, kuriai padėjo slaugytoja. Moteris atrodė labai ligota. Antroje buvo jauna mama su naujagimi, jos veidas spinduliavo džiaugsmu. Trečia vaizdavo šeimą su verkiančiais vaikais. Buvo aišku, kad jie neturi pakankamai maisto, o kalėdinių dovanėlių bus nedaug. Jie iš viso bus. Ketvirtoji dekoracija vaizdavo akivaizdžiai turtingą šeimą, išpakuojančią daugybę dovanų. Penktoje buvo graži, bet kukliai gyvenanti šeima su daugeliu drauge džiaugsmingai giedančių vaikų. Man apmąstantas 5 dekoracijas ir plakatą, jei Kristus ateitų šį vakarą, pas ką jis ateitų, kilo 2 mintys. Pirma, žinome, jog nežinome nei dienos, nei valandos, kada gelbėtojas ateis antrą kartą. Antra, kai Jėzus Kristus ateis, kaip paskiausiai visuotinė konferencijoje mokė prezidentas Russell M. Nelsonas, jis grįš į žemę kaip tūkstantmečio mesijas. Kad būtume tam pasiruošę, prezidentas Nelsonas mus ragina iš naujo paskirti savo gyvenimą Jėzui Kristui. Todėl būtų buvę teisingiau, jei tas užrašas būtų toks. Jei Kristus ateitų šį vakarą, kas būtų pasiruošęs jį pasitikti? Peržvelgęs vitrinos dekoracijas, suvokiau, kad juose pasakojama tik apie fizinę ir finansinę žmonių padėtį, bet nieko apie jų dvasinę būklę. Vitrinų dekoracijose buvo vaizduojami seniai ir ligoti, taip pat sveiki ir neseniai gimę žmonės. Taip pat buvo turtingų ir vargšų. Tačiau amžius, sveikata ir finansinė padėtis nepasako mums to, kas iš tiesų svarbu, tai yra jų dvasinės būklės. Doktrinoje ir sandorose skaitome apie reikalavimus krikštui Kristaus bažnyčioje. Kriterijai pirmiausia grindžiami nusižeminimu. Ar ateiname su sudužusiamis širdimis ir atgailaujančiamis dvasiomis? Ar atgailavome, ar esame apsisprendę tarnauti Jėzų Kristų iki galo? Tikslas turi būti tapti ištikimu Jėzus Kristaus mokiniu ir toliau žengti sandoros keliu, kuris paruošia mus jo apmokėjimo palaimoms. Kristus yra visa ko pavyzdys. Jis pareiškia,
Štai aš esu šviesa. Aš daviau jums pavyzdį. Kai žvelgiame į savo dvasinę būklę, turėtume atkreipti dėmesį į jo tobulą pavyzdį. Gelbėtojas parodė mums kelią, kaip rasti laimę, prasmę ir džiaugsmą šiame gyvenime ir amžinybėje. Laimė ir džiaugsmas apibūdina Kalėdų dvasią. Jono 19 skyriaus 5 eilutėje skaitome, kad Pilotas pastatė Jėzų prieš tuos, kurie norėjo jį nukryžiuoti. Jėzus buvo su erškėčių vainiku ir purpurinė skraiste. Pilotas tarė, štai žmogus. Šiuo kalėdiniu laikotarpiu trumpai pažvelkime į šį žmogų, kuris yra Kristus ir jo parūpintas dovanas. Pirmiausia, apsvarstykime jo stebuklingą gimimą. Žinome, kad šis brangus kūdikis, kurio gimimą švenčiame šiuo kalėdiniu laikotarpiu, buvo viengimis tėvo sūnus. Jis iš savo tėvo paveldėjo amžinojo gyvenimo galią gyventi. Iš mirtingosios motinos jis paveldėjo galę mirti. Savo šventai misijai jis buvo išrinktas nuo pradžios. Mato 1 skyrių 23 eilutėje skaitome, štai mergelė pradės įsčiose ir pagimdys sūnų ir jį pavadins Emanueliu. Tai reiškia Dievas su mumis. Antra, apmąstykime jo tobulą ir be nuodėmės gyvenimą, bei jo pavyzdį. Nors kentėjo skausmus, spaudimus ir vairiausias pagundas, jis sėkmingai atliko savo misiją. Jis yra mūsų pavyzdys ir parodė kelią, kuriuo turėtume eiti. Savo gyvenimą jis paaukojo vargšams, stokojantiems, ligonėms bei kenčiantiems ir tam, kad sėkmingai įgyvendintų amžinąjį planą, kurį įgyvendinti buvo pajėgus tik jis. Trečia, apmąstykime jo mirtį, prisikėlimą ir apmokėjimą. Vadovė, skelbkite mano evangeliją apie apmokėjimą parašytą nuostabiai ir paprastai. Gelbėtojų apmokėjimas apima jo kančias Getsemanėje, jo kančias ir mirtį ant kryžiaus ir jo prisikėlimą. Jis kentėjo tokias neįsivaizduojamas kančias, kad kraujavo iš kiekvienos poros. Doktrinos ir sandorų 76 skyriaus 41 eilutėje skaitome, kad jis atėjo į pasaulį būtent Jėzus, kad būtų nukryžiuotas dėl pasaulio ir kad neštų pasaulio nuodėmes ir kad pašventintų pasaulį ir kad jį išvalytų nuo viso neteisumo. Jėzus Kristus apmokėjimas yra didžiausias įvykis ir dovana žmonijos istorijoje. Visi esame nusidėję ir tik per Jėzus Kristus apmokėjimą galime sulaukti gailestingumo ir gyventi su Dievu. Ketvirta, ruoškimės antrajam jo atėjimui. Senajame testamente Jobas mokė, kad Kristus paskutinę dieną atsistos ant žemės. O prezidentas Russellas M. Nelsonas nuostabiai mokė, kad Kristus savo bažnyčios reikalams vadovaus tiek iš senosios Jeruzalės, tiek iš naujosios Jeruzalės. Dabar yra laikas mums ruoštis šiam įvykiui. Raštuose sakome, pasiruoškite didžiai viešpaties dienai. Mano paskutinis patarimas – mylėti viešpatį ir jam tarnauti. Kai apmąstome savo dvasinę būklę ir ruošimąsi pasveikinti gelbėtoją, pirmiausia turėtume mylėti viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų. Antra, turėtume mylėti savo artimą kaip save patį. Mūsų meilė Dievui ir artimui yra galutinis mūsų dvasinės būklės testas. Jei mylime Dievą, laikysimės jo įsakymų. O jei mylime aplinkinius, tarnausime jiems ir iš esmės būsime gelbėtojo rankos. Doktrinoje ir sandorose gelbėtojas pavartoja tokius žodžius. Taip, aš atversiu žmonių širdis ir tavo ranka aš įkursiu bažnyčią. Pagrindinis būdas parodyti savo dėkingumą gelbėtojui šiuo kalėdiniu laikotarpiu yra būti jo tarnais, iš tikrųjų būti jo rankomis čia žemėje. Šiuo gražiu metu, kai švenčiame mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzus Kristaus gimimą, liudiju jums, kad jis gyvas. Jis mūsų pavyzdys, mūsų užtarėjas pas tėvą, ir jis atliko visą, ko reikia, kad galėtume grįžti tėvo ir sūnaus akivaizdon. Mums būtų išmintinga sekti Jėzumi Kristumi ir priimti jo parūpintas dovanas. Linkiu jums šlovingų į Jėzų Kristų sutelktų kalėdų. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dėkojame Šventyklos aikštės tabernakulio chorui ir orkestrui už nuostabią muziką. Taip pat dėkojame visiems mums kalbėjusiems ir tiems, kurie kokiu nors būdu prisidėjo prie šio kalėdų minėjimų organizavimo. Prasidedant šiam gražiam metų laikui, stenkimės parodyti kuo daugiau meilės ir gerumo aplinkiniams. Stenkimės geriau tarnauti ir sekti tobulų mūsų viešpatės ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pavyzdžiu. Dabar choras sugiedos giesmę Nėra prakartėlė, lovelė minkšta. Paskutinis šį vakarą kalbės prezidentas Dalinas H. Auksas, pirmasis patarėjas pirmojoje prezidentūroje. Jam baigus kalbėti, choras šį susirinkimą užbaigs giesme Tyli naktis. Dirigentui davus ženklą susirinkusieji drauge su choru sugiedos trečią posmą. Tada baigėme maldą sukalbės brolis Gabrielius V. Rydas, kuris tarnauja antrojų patarėjų visuotinėje sekmadieninės mokyklos prezidentūroje.
Mano brangus broliai ir seseris, buvome gausiai palaiminti tų žinių, kurias pasakė sesuo Rūnija, vyresnieji Palmeris ir Kukas. Turiu privilegiją toliau kalbėti, mokyti jūs to, kas jau buvo paaiškinta. Kalėdos – nuostabus metų laikotarpis. Kai minime gelbėtojo gimimą, mūsų širdys yra atgręžtos į tai, kas svarbiausia mūsų gyvenime. Kalėdos mums padeda geriau suvokti dėl mūsų paaukotas aukas ir būti dėkingesniems už jas. Kalėdos mums primena, kad turime vieni apie kitus galvoti. Mes labiau vertiname savo šeimas, atnaujiname ryšius su senais draugais, įveikiame barjerus, kurie skiria mus kitų metų laiku. Nepažįstami žmonės nesigėdydami sveikina vieni kitus. Gerumas ir dėmesys sugrįžta. Kalėdų dvasia atskleidžia geriausius mūsų bruožus. Kalėdų šilumos ir šviesos šaltinis yra Kristaus šviesa. Šių laikų raštuose skaitome, kad gelbėtojas yra tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį į pasaulį. Visi, kurie švenčia Kristaus gimimą, visi, kurie turi tai, ką vadiname Kalėdų dvasia, turi dalelę tos šviesos. Šį Kalėdų metą daugiau kaip milijardas žmonių švęs Jėzaus Kristaus gimimą. Visas pasaulis turėtų tai daryti. Net apibūdinant pasaulietiškai, Jėzus iš Nazareto yra svarbiausias kada nors gyvenęs asmuo. Jis buvo pagrindinis pranašų žodžių ir poetų kūrybos objektas daugiau kaip 6000 metų. Jis yra didingiausios pasaulio muzikos ir meno tema. Jis yra didingiausias iš visų mokytojų, kada nors gyvenusių žemėje. Svarbiausia tai, kad jis yra viengimis Dievo amžinojo tėvo sūnus. Jis yra Dievas, prieš kurį kiekvienas kelis klaupsis ir kiekvienas liežuvis išpažins, kad jis yra mūsų kūrėjas ir išpirkėjas, šio pasaulio gelbėtojas ir Dievas. Kalėdų žinia tai ramybė ir palankumas žmonėms. Tai pagrindinė poetų ir kompozitorių padovanojusių mums šlovingą kalėdų muziką tema. Mėgstame giesmes, kurios atkartoja šią temą. Kartą senovė Judėjos krašte, piemenys giesmę išgirdo šią. Dievui garbė, Dievui garbė, Dievui garbė aukštybėse. Žemėje taika visiems, Dievo mylimiems žmonėms. Šie žodžiai nesuskaičiuojama daugybę kartų giedami mūsų šventiniuose renginiuose primena, kad Kalėdų šventėje ir dainuose nėra nieko naujo. Ta žinia yra sena ir pažįstama. Ji buvo paskelbta Adomui, ji buvo paskelbta Izraelio vaikams, ji buvo paskelbta tėvo Lehio palikuonėms. Pranašai nuolat skelbė pagrindinės tiesas apie Jėzaus Kristaus apmokėjimą. Jie nuolat skelbė jo įsakymą, kad turime jį mylėti ir jam tarnauti, bei mylėti vieni kitus ir vieni kitiems tarnauti. Be to jis pridūrė, jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų. Šie per amžius kartojami pareiškimai yra svarbiausia žinia visoje amžinybėje. Jie skirti mums, mūsų labui. Svarbiausi dalykai gyvenime yra besikartojantys dalykai. Niekada nepavargstame klausyti švento mūsų gelbėtojo vardo. Niekada nepavargstame nuo mylimų žmonių bendrystės. Niekada nepavargstame girdėti, aš tave myliu. Taip jau yra, kad besikartojantį kalėdų žinia, tai žinia, kurią savo gyvenime turime ne peržiūrėti, bet atnaujinti. Nuo pat vaikystės kiekvienas iš mūsų žinome, kad kalėdos yra dovanų šeimos nariams ir draugams metas. Tai ypatingo gerumo tiems, kuriuos mylime metas. Tačiau dovanojimo per kalėdas dvasia turėtų neapsiriboti vien šeima ir draugais. Šiais laikais daugelis mūsų jaunuolių išgyvena įsimintinas akimirkas,
kai drauge su kvorumais, klasėmis ir kitomis bažnyčios grupėmis nešini dovanomis lankosi pas tuos, kuriuos reikia prisiminti per Kalėdas, esančius ligoninėse ir slaugos namuose ir negalinčius išeiti iš namų bei su kitais sunkumais susidurinčius žmonės. Nesuskaičiuojama daugybė Kalėdų vakarų geri vyrai ir moteris sužinoję apie sunkią vargšų, sielvartaujančių tėvų padėtį, atnešė žaislų, maisto produktų ir saldumynų, kad plačiai atmerktomis akimis Kalėdų ryto laukiantys vaikai pajustų jiems parodyto dėmesio džiaugsmą. Tūkstančiai puikių vyrų ir moterų vieningai prisideda prie kalėdinių labdaros akcijų, kad padėtų alkstantiems, aprengtų nuskurdusius, apgyvendintų benamius, aplankytų ligonius ir užmirštuosius ir pradžiugintų vaikus. Te laimina Dievas šias padedančias rankas. Visi turėtume juos remti. Ką reiškia žemėje ramybė ir palankumas žmonėms? Mylėk savo artimą kaip save patį, pirmiausia mokė gelbėtojas. Jis netgi mokė, kad mes turėtume mylėti savo priešus, laiminti mus keikiančius, daryti gerą tiems, kurie nekenčia mūsų, ir melstis už savo skriaudėjus. Mums siekiant šiuose mokymuose nurodyto tikslo, Kalėdos turėtų būti atleidimo metas, laikas įsigydyti senas žaizdas ir pagerinti pašlijusius santykius. Cituoju, todėl sakau jums, kad turite atleisti vienas kitam, nes tas, kuris neatleidžia savo broliui jo prasižengimu, stovi pasmerktas priešais viešpatį, nes jame pasilieka didesnė nuodėmė. Aš viešpats atleisiu tam, kuriam atleisiu, bet iš jūsų reikalaujama atleisti visiems žmonėms. Tad Kalėdos pažadina mūsų norą pranokti savo įprastus meilės ir draugystės ryšius. Ramybė ir palankumas žmonėms – tai ne tik žinia tiems, kuriems jaučiame jau meilę ir prieraišumą, pavyzdžiui, mūsų bažnyčios ar tautos bendrapiliečiams, gimtojo miesto ar rajono gyventojams ar tos pačios kultūros žmonėms. Dangaus pulkai skelbia palankumą visiems žmonėms. Atsitiktiniams draugams, nepažįstamiems žmonėms, netgi priešams. Kalėdos yra laikas prisiminti, jog visi esame vaikai dangiškojo tėvo, kuris atidavė savo viengimį sūnų, kad visi būtų išpirkti iš mirties. Taip pat mūsų tėvas danguje išgelbėjimo ir išaukštinimo palaimas visai žmonijai pasiūlė tomis pačiomis sąlygomis – tikėjimo į viešpatį Jėzų Kristų, atgailos, krikšto ir paklusnumo Evangelijos įstatymams bei apeigoms. Kalėdų dvasia skatina mus išnaudoti šį metą, kad įveiktume kliūtis ir skatintume supratimą bei meilę tarp visų rasių, tikėjimo išpažinimų ir tautybių žmonių. Ar pastarųjų dienų šventieji sudaro daugumą kaip čia Jutoje, ar mažumą kaip visur kitur, turėtume padėti visiems Dievo sūnums ir dukterims. Turėtume nuoširdžiai ištiesti draugystės ranką visiems asmenims, tiek mūsų, tiek ir ne mūsų tikėjimo. Turėtume laikytis įsakymo, kurį Dievas pranašui Mozei nurodė duoti Izraelio vaikams. Neišnaudokite jūsų krašte gyvenančių ateivių, tie gyvena jie tarp jūsų kaip vietiniai, mylėkite jos kaip patys save. Turėtume mokyti savo vaikus būti malonius ir dėmesingus visiems. Nuliūstų, kai išgirstu, kad mūsų bendruomenėje tėvai, kurie nėra pastarųjų dienų šventieji, sielvartauja, nes mano, kad jų dukros ir sūnus buvo atstumti pastarųjų dienų šventųjų vaikų ar jaunuolių. Tikiuosi, kad tokie atvejai yra reti ir jų vis mažėja. Turime būti draugiškiausi ir dėmesingiausi iš visų žmonių.
Žinoma, turėtume vengti tokių draugijų, kurios kenkia mūsų elgesiui ar menkina mūsų tikėjimą ir garbinimą. Toks išskirtinumas neatleidžia mūsų nuo dėmesio skirimo kitiems. Jis taip pat neturėtų mūsų atskirti nuo daugybės ryšių, kurie leidžia bendradarbiauti plačiame, visus žmonės apimančiame bendrų interesų lauke. Dvasia, su kuria turėtume priimti ramybės ir palankumo žmonėms žinią, tai atsidavimo tarnavimui kitiems dvasia. Kai per Kalėdas švenčiame gimimą to, kuris atidavė savo gyvybę už mus visus, taip ir kiekvienas iš mūsų Kalėdas turėtume išnaudoti kaip metą tobulinti dovanojimo savo artimui būdus. Kai tai darysime, kai dovanojimo per Kalėdas dvasia persmelks mūsų mintis ir veiksmus, kiekvienas įnešime savo indėlį siekiant amžinojo tikslo, ramybės žemėje ir palankumo žmonėms. Atėjo metas mums taip ir daryti, nes kasdien viena diena esame arčiau viešpaties atėjimo. Kaip praeito spalio konferencijoje mus mokė prezidentas Russellas Nelsonas, geriausia dar ateis, nes viešpats spartino savo darbą. Geriausiai dar ateis, kai mes savo širdis ir savo gyvenimą visiškai atgręšime Jėzų Kristų. Citatos pabaiga. Dabar cituoju iš dokumento Gyvasis Kristus apaštalų liudijimo. Minėdami 2000-asias Jėzaus Kristaus gimimo metines, liudijame apie neprilygstamo jo gyvenimo realumą ir nesibaigiančią didžiosios apmokančios jo aukos galią. Niekas kitas taip giliai nepaveikė visų žemės žmonių, tiek gyvenusių, tiek dar gyvensiančių. Toliau cituoju. Iškilmingai liudėme, kad jo gyvenimas, reikšmingiausias visoje žmonių istorijoje, neprasidėjo Betliejuje ir nesibaigė Kalvarijoje. Jis buvo tėvo pirmagimis, viengimis sūnus kūne, pasaulio išpirkėjas. Iškilmingai skelbėme, kad žemėje buvo atkurta jo kunigystė ir jo bažnyčia, pastatyta ant apaštalų ir pranašų pamato, turinti kertinių akmenių patį Jėzų Kristų. Toliau cituoju, liudijame, kad vieną dieną jis sugrįš į žemę. Tada viešpaties šlovė bus apreikšta. Visa žmonija drauge ją išvys. Citatos pabaiga. Jis valdys kaip karalių karalius ir viešpačių viešpats. Prieš jį kiekvienas kelias klaupsis ir kiekvienas liežuvis garbins jį. Mes, kaip deramai šventinti jo apaštalai, liudijame, kad Jėzus yra gyvasis Kristus, nemirtingasis Dievo sūnus. Jis yra didysis karalius Emanuelis, kuris šiandien stovi savo tėvo dešinėje. Vėl cituoju. Jis yra pasaulio šviesa, gyvybė ir viltis. Jo kelias tai kelias vedantis į laimę šiame gyvenime ir į amžinąjį gyvenimą ateinančiame pasaulyje. Dėkojame Dievui už neprilygstamą jo dieviško sūnaus dovaną. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Mūsų Tėve danguje, mes mylime Tave ir Tavo Sūnų. Šis gražus minėjimas pripildė mūsų širdis. Dėkojame už nuostabą muziką. Dėkojame tiek už pasidalytas žinias, tiek už tas, kurias išgirdome ir pajutome per Tavo dvasią. Dar kartą dėkojame Tau už Tavo Sūnaus dovaną. Esame dėkingi už jo tobulą dovanojimo pavyzdį, už prezidentą Russellą M. Nelsoną. Meldžiame už jį, nes jis ir toliau aukoja savo gyvenimą. Taip pat už jo patarėjus, nes jie ir toliau Tau tarnauja. Kad per šias kalėdas ir visada būtume Tavo rankos ir kojos. Ir neštume Tavo šviesą tiems, kuriems jos reikia. Mes labai Tave mylime, atiduodame Tau savo sielą ir viso to meldžiame Jėzaus Kristus vardu. Amen.